Labą dieną, mes pereinam prie paskutinės skaičiuoklės užduoties. Ji bus 4 dalių ir prireiks 3-4 pamokų tam, kad įvykdyti visą šitą užduotį ir atitinkamai bus 4 pažymiai. Dabar šiandien mes turime pirmą dalį ir pasižiūrėkim, ką čia reikia padaryti. Per gruodžio 3 pamoką arba vėliau, jeigu jūs nebuvot toj pamokoj, jūs gausit nuorodą į jūsų individualią dokumentą, kurį reikės atsisiųsti į savo kompiuterį ir paskui įkelti į Google diską, tai yra atlikti už šitos 2 veiksmus. Tarkim, kad jūs šitą jau padarėt, tai ir įkėlėt, ir štai čia matosi šitas jūsų failas, pas mane jis vadinasi 8Z2, pas jūs greičiausiai bus kaip nors ten 8A kažkelintas, 8B arba C, priklausomai nuo klasės, ir atitinkamai skaičiukas parodo, kokį variantą jūs sprendžiat. Visi aštuntokai turi individualiasias užduotis ir jie nesutampa. Pabandoma atidaryti šitą užduotį, tiesiog dvigubai bakstelkim. Taip, parašė, kad failas atidaromos skaičiuoklę. Ką mes čia matom? Mes matom šitoj vietoj daug dalykų, taip, iš viso 15 dalykų ir dar keletą papildomų lakštų, taip, 15 dalykų lakštai ir papildomi lakštai. Su papildomų lakštų mes kol kas nenagrinėjam, o nagrinėjam tik tai dalykus, ir per pirmą dalį šitos užduoties reikės susitvarkyti būtent su dalykiniais lakštais. Ką reikia padaryti pirmoji daly, skaitom taip iš eilės. Prie kiekvieno dalyko lakšto reikia pridėti tokius 3 stulpelius. Aišku, aš filmuke pridėjimo prie visų nerodysiu, aš tik tai prie vieno parodysiu lakšto dalykinio, o jūs galėsite tai padaryti jau savarankiškai prie visų kitų. Tai va čia pas mus matosi anglų kalba lakštas, ir aš slinku į patį galą, ir čia matosi daugybė pažymių, daugybė N raidžių, ir aplamai čia eina kalba apie tam tikros aštuntokus, kurie mokosi pietiniam pusrutulį, taip reikia įsivaizduoti, nes mokslo metai prasideda, kaip matot, vasario pradžioje, vasario 1. Ir jie tęsiasi iki lapkričio pabaigos, čia paskutinė diena, kur buvo jiems anglų. Ir atostogos atitinkamai tada eina nuo gruodžio 1 iki sausio 31, lygiai 2 mėnesius. Vaikai mokosi 6 dienas per savaitę, tai pas jūs toks įtemptas grafikas. Kai kurie dalykai turi 2 pamokas per savaitę, kai kurie 4 valandas per savaitę. Ir dabar, kai išsiaiškinam visą šitą situaciją, tai mes jau galim pereiti prie mūsų stulpelių pridėjimo, kaip pridėti 3 minimus stulpelius. Taip, reikia praleista pamokų, vidurkis ir metinis, tokius reikia pridėti. Tai nueinam į patį galą. Pažymėkim 3 stulpelius ir dabar dešinį mygtuką spaudžiam ir įterpti 3 stulpelius dešiniai. Matom, atsirado stulpeliai 1, 2, 3 ir prirašom, reiškia, čia pas mus praleista pamokų, taip, pamokų, šitą pridėjom, paskui kitas langelis pas mus vidurkis. Čia bus pavadinimas, ir dar vienas langelis metinis. Sutvarkėm. Jau iš karto čia matosi, kad pas mus nelabai daug tvarkos su stulpelių pavadinimais. Tai mums reikėtų su tuo susitvarkyti, kaip mes galim šitą padaryti.
Galim štai kaip padaryti, pažymėti visą lakštą, tai čia va reikia žymėti šitą langelį, taip, šitą tuščią langelį ir dabar bet kurioje vietoje ties skiriamosios linijos tarp dviejų stulpelių, ties pavadinimo šito formalių pavadinimo stulpelio galima dvigubai bakstelt. Kai bakstelim, matom, kad čia pas mus stulpeliai išsidėstė ir mes turim pilną plotį. Štai čia pirmas toks žingsnis formatavimo pas mus bus. Dabar antras žingsnis. Žiūrim, koks pas mus antras. Kiekvieno dalyko lakšto stulpelių datų antraštės išdėstyti vertikaliai. Kaip šitą galima padaryti? Pažymėkim šitą pirmą eilutę visą. Ir paskui laikydami Ctrl nužymėkim šitas 3 langelius. Toliau spaudžiam šitoj vietoj formatas. Ir šitoj vietoj surandam pasukimą. Matom čia pasukimą ir čia pasukti aukštyn. Ir dabar matome vertikalų išdėstymą. Galbūt tik tai norėtųsi, kad tas tekstas nebūtų prilypęs prie vertikalios sienos. Taip, mes galim sulygiuoti ir vertikaliai. Padaroma vertikaliai va tokį išdėstymą. Jau čia žymiai gražiau viskas atrodo. Toliau antras dar žingsnis turbūt būtų padaryti centrinį lygiavimą visiems stulpeliams. Tai mes galim šitaip kaip padaryti. Pirmas žingsnis padarykim centrinį lygiavimą visiems. Tai galima šitą paspausti, taip. Dabar čia matom problemą su vardais ir pavardėm. Čia tai neturėtų būti centrinė lygiavimą, bet mes galim juos pažymėti ir atžymėti atgal į kairinį lygiavimą. Čia jau su šituo susitvarkėm ir matom, kad ir šitoje vietoje viskas susicentravo. Paspauskim dabar vėl pažymėkim visus langelius ir padarykim čia visas kraštinės. Taip, pas mus turim visas kraštinės ir žiūrim, kuomgi mums ten toliau reikia prie kiekvieno dalyko antraštės išdėstyti vertikaliai. Tai šitą mes padarėm. Kiekvieno dalyko lakšto, taip, aš nedariau kiekvieną, jūs padariau tik tai vienu, taip, anglų kalbos. Jums reikės visų kitų. Dabar kiekvieno dalyko lakšto pirmus 3 stulpelius nuspalvink geltonai ir užfiksuok juos. Kaip šitą padaryti? Ką reiškia užfiksuoti? Reiškia, dabar pasižiūrėkite, jeigu aš taip važiuoju į dešinę, tai pas mane vardų pavardžių nesimato. Tai labai nepatogu. Man norėtųsi, kad vardai ir pavardės ir numeris čia matytųsi visą laiką. Tai aš pažymėsiu šitos 3 stulpelius ir nueisiu peržiūrėti, arba angliškai view, ir čia pažymėsiu iki C stulpelio. Dabar jeigu pasižiūrėsim, pas mus čia viskas tvarkoj. Susitvarkėm su šito. Nu ir dabar, ko dar ten trūksta, tai prie viso šito tipo, reikia nuspalvinti geltonai, taip, užfiksavom, bet dar nenuspalvinom. Tai šitos 3 stulpelius laisvai mes galim nuspalvinti geltonai. Ko čia trūksta dar? Turbūt norėtųsi, kad vardas pavardė ir klasės čia vardas būtų kažkaip tai vėlgi išcentruotas vertikaliai per centrą. Taip, susitvarkime ir su šituo. Na ir lyg tai būtų viskas, bet ne viskas kaip visą laiką. Norėtųsi turbūt, kad čia plotis šitų stulpelių būtų mažesnis, nes jeigu pasižiūrėsime datas, taip, tai čia aiškiai per platų, realiam dieninė visą laiką čia pažymių knygelėse
visą laiką čia būna mažesnis plotis, mes galim šitą irgi tvarkingai padaryti. Tiesiog vėl pažymėkim visus ir dabar dvigubai bakstelkim, taip. Ir pas mus viskas čia susispaudė, taip jau automatiškai turim tokį plotį, koks čia reikalingas. Na ir gal apsimokėtų dar pažymėti visą šitą eilutę ir nuspalvinti, pavyzdžiui, kokį nors žalsvą spalvą, taip po viršui. Čia reikėtų tada atgaminti vėl mūsų geltoną spalvą, taip po šitoj vietoj. Ir jau dabar vaizdas lyg tai patrauklesnis tapo, taip. Čia pas mus praleista pamokų ir vos matosi tas praleista pamokų. Mes galim dvigubai bakstelt čia ir dvigubai kažkur lyg tai nesuveikia, bet mes jau taip turim tada, taip. O dabar išsidėstė lygiai, bet man vis tiek nepatinka, kad čia plotis lyg tai per mažas, aukštas tiksliau, galima taip išdėstyti. Toliau, ko mūsų prašo, greičiausiai kažką paskaičiuoti. Reiškia, čia yra dar yra šitas punktas atlik papildomus stilius pakeitimus, kurie minima filmuke. Tai aš tos papildomus padariau, tai reiškia ir jums reikės padaryti, bet šiuo atveju kiekvienam dalykui, taip. Dabar apie antrą dalį, apie antrą užduotį prie šitos dalies mes pašnekėsim kitame filmuke. Kol kas ačiū už dėmesį ir mes pratęsim kitam filmukui.